Sveiki visi, netrukus švęsime Kristaus gimimą, Kalėdas ir atrodo Advento laikas jau eina į pabaigą. Kristaus gimimas kokią reikšmę atneša žmonijai, kokią reikšmę jis suteikia jums, galėtume kiekvienas paklausti savęs. Aš galvoju, kad Kristaus gimimas yra nuoširdus Dievo atėjimas į žmogaus pasaulį jam suprantamu būdu. Tokiu paprastu, trapiu būdu, kaip kad draugas draugui ką nors pasakytų, ar pasveikintų, ar padovanotų, ar nuoširdų pokalbį turėtų. Taip ir Dievas nori turėti mus savo draugais. Nori, kad mes kalbėtume apie jį, nori, kad mes liudytume jį. Tai šiandien yra minima Evangelijoje Jono Krikštytojo istorija ir kokią reikšmę jisai turėjo Kristaus gyvenimui, buvo jo pusbrolis. Tai Jėzus dažnai kalbėjo apie jį, net atėjo pas jį pasikrikštyti ir jie kartu vykdė savo misiją. Tai galbūt šiandien yra ta proga, kuomet mes galime savo bičiulius pasveikinti. Prisiminkit savo geriausią bičiulį, draugą, draugę, artimą gal giminaitį, kuris jūsų gyvenimui turėjo įtakos ir jūs esate jam dėkingi. Tai ši diena galėtų būti tokia – pasveikinti, tiesiog padėkoti, palinkėti gražių švenčių. Tai to aš jums ir linkiu.